Sveiki, tai po ilgą laiką grįžtu į filmavimus ir aišku, kaip visą laiką tiesiai į rytinį šėrimą. Kas pasikeitė per tą laiką? Kaip ir nieko. Darbai, rūpesčiai. Tai iš tikrųjų dabar trumpai varom į ūkį ir susitiksim ten. Tai aišku, pasižiūram buliukus. Jau dabar ir murziai. Bet šiandien ir yra kreikimai pašarų vežimo dieną. Trečiadienis. Tai aišku, pasikreiks, bus gerai, nu ir plus, kadangi pastoviai lauke drėgmė, lietus, dargana tokia, tai taip gražiai ir nebūn, kaip kad vasarą, kai saus, ar kaip pernai žiemą, kai buvo pašalę. Nu, bet yra kaip yra, gerai šiemet su šiaudais yra, nėra trūkumo kol kas. Nu, aišku, kas iš tokių pasikeitimų, tai kaip ir buvau minėjęs pavasarį, kas stebėjot, sėjom kukurūzą. Kukurūzas pasiteisinęs, tai yra ne 10 balų, nežinau, 101%. Suėdamums yra puikus, kad ir nesu dalytuvu šeram atskirai, tai išsijėt kukurūzą. Šienainis liek paskutiniai vietoj, kai nebėra kukurūzo. Tai iš tikrųjų jau žadėjau sakyti kitam metui, bet jau šiem metam yra sėklas užsakyta 5 hektaram, nes iš 3 hektarų šiaip susidėjai nemenks kaups, paskui parodysiu, kas iš jo bėra likę. Bet palei tokį sušėrimą tikrai reik 5. O žiūrėsim, kitą metą gal reikės dar didinti. Na gerai, biškį melavau, kas vienas iš tokių pasikeitimų, tai ir pasikeitęs kažkiek šėrimą racijons, kai yra atsiradęs kukurūzas, kurio galėjom duoti iki šiol iki suotės, tai miltų poreikis buvo mažesnis. Kadangi miltų poreikis mažesnis, sakykim, labiau darėm tokį kaip koncentratą. Aišku, ne šiaip čia palubėse stovu dabar. Darėm kaip koncentratą, tai maišės rapsą įspaudas, mineralai, kreidos, žodžiu, visko, kad buliukai būtų sveiki, gražus ir gerai augtum. Tai visam šitam reikėjo tokią maišytovą. Originalų pirkti didelį investiciją, bet gali pasidaryti. Tai dabar yra tuščias, bet ryte ir nereikia. Nu, vakare reikės užsimaišyti, tai parodysiu, kaip veikia. Reikia uždaryti, kad būtų tyliau. Aišku, va. Voratinklių nebėra garsiųjų, kurie būdavo ten. Tai va, dabar kas yra patys mažiausi sėlių buliai, tai ryte vakarę gaun kibirą kukurūzą ir kibirą, sakykime, irgi miltų koncentratą. Tai va, pagurkliai dedasi jau ant šėrimo taką atitvaru. Tai iš tikrųjų gaun neblogai, apetitą tur tikrai gera, nes vis tiek su tuo, sakykime, miltų koncentratu visi mineralai, vitaminai, viskas yra į naudą. Vakar dėt su rulonsu beveik. Iki vakarą pusę. Nu ir viskas, rytinį mankštą baigta. Tai va, ką norėjau dar parodyti. Priskleidus šienainį ir priskleidus kukurūzą. Visi ponai reikiuojas prie kukurūzą, nes taip ir jaučias dabar pernai tokiu laiku, kai nebuvo kukurūza ir buvo tokie dydžio buliai, tai čia per savaitę sueidavo apie, aš galvoju, apie 5 rulonai. Dabar, kai ir kukurūza, tai gaunas 2-3 rulonai, nes jeigu dar nereikėtų mažinti kukurūzą ir gautų grinai iki suotės, tai būdavo taip su jais. Per 6 dienas suėt šienainį ruloną,
Nu ir per 6 dienas su jie ten kokius 3-4 didelius kaušus kukurūzų. Na, jau dar pažiūrėsim kukurūzų likučius. Aišku, čia dabar įsimauroja, bet esmė tame, kad kukurūzas buvo kažkur buvo iki čia jis panašiai. O dabar realiai yra labai į mažąją pusę. Dėl to iš tikrųjų jau gruodį mes pradėjom čiut mažinti normą. Nes jeigu būtume nemažinę, tai būtų viskas. Tiksliau, nebebūtų kukurūzam. O šiaip tai sakau 10 balų. Aišku, kaip ir patari plėvelį ir plus tinklas nuo paukščių. Nes su tinklu gerai, jis į daugkartinis, o kukurūzas nuo. Dėjom blyną, nes iškart investuoti tranšėją prabanga. O šiaip tai iš tikrųjų ir pačio kukurūzo grūda daug, ir susmulkins gerai pats yra kukurūzas, ir pats grūds yra va, visur trupinukai suplėšits. Tai dėl to įsiesam daugiau. Nu gan, pailsėjo, ateinam dabar sykį dirbti. Tai, kaip ir sakiau, didysis trečiadienis pasikreikti, pašarų, nu, neužmiršti pasišerti. Tai judam. Nu, lankstą aptraukt, bet esmė tame gerai, kad kol buvo sausa ir kol buvo laik, ta prasme, per vasarą, rudens pradžiai čia pavyko pridėti akmenų. Dabar aišku tiks, kaip sakant, vanduo laikos, nes kai tokia žiema, tai labai murdos ir kai pernai, kad atsimenu, jau traktoriui dugnas dėjos su lyg tiltais. Nu, šiemet šlapia, bet nors į gylį taip neina. Nu, rulonų jau vyram, dabar reikia dar kukurūzą buliukam, kad būtų energingi. Tik aišku, čia dabar tos proveržės biškiniai lygiai, bet gerai, dabar pirms kabinims, tai nėra sudėtinga pakabinti, ta prasme, kad su žemė tikrai nepakabinsi. Kukurūziniai murzinių buliai. Jau tik įsidavę, nesirauliuojant su galvom. Kažkam turi veikti. Nuo kukurūzo matyti energijos per daug. Tai niekam. Gaus šiaudų. Bus švariai, bus gerai. Gal kada biški pašalsa pradžiūs lauke. O dabar kan reikia priskleisti, nes kaip jau sakiau, šienai netur, bet va vis reikiuojas prie kukurūzą. Tai nors pats valgyk. Tai dėl to reikia didinti plotą, nes tikrai pasiteisina. Tai kas dar nesėjot ir svarstot, tai drąsiai gali atsėti. Tikiuosi žiema nieko neužpuolė netikėtai vasario gale. Tai buliukai kaip visą laiką, niekum nesiskund. Tai einu pasijungsiu Belarusas šiltų, nes jį žiema biškį užpuolė. Tai lengviau kursas. Da, kai atvežė Baltic Agro rapsą, neturėjau kameras, nespėjau parodyti. Tai va, vėl miltus maišom. Ir šiandien bus proga maišytavo parodyti, nes praeit kartą, kai buvo pasibaigęs rapsas, nebemaišėm. Tai traktorius pajungt šilti. Einu pasižiūrėti, kokia situacija fermoje. Į ką čia toliau veikia. Beveik patys mažiausi, bet jau nebe mažiausia, nes pradėjo judėti mažųjų pirkims. Tai jau šitą statusą turi užleisti. Bet šiaip išaugę gražiai. Dabar kaip šitsa. Tikrai visas, net kojas stambias, visas ketvirtainiškas. Šiaip visi gražus.
Dabar dar kažkaip pradėjo ir tas toks ilgs plauks eiti šalin, gal jau ant pavasarį. Plius dabar laukia kaip pašalė į vidų į gerokai sausiau. Bet esmė tame, kad nuo lapkričio mėnesio buvo maišomi miltai su rapsą įspaudom, jau dabar čia nebepirms vežimsa. Tai iš tikrųjų labai pasiteisina. Darėm kontrolinius svėrimus, tai šitiem nepadarėm, nes jie, sakykim, per mažiai svarstyklės varyti, jie ten duodas ratais, kvadratais, bet šiaip ant didžiųjų turam 1,5 kilogramą. Tai manau, tikrai ne. Numusek bus biški pašilęs. Pats element šilta, aišku turbūt šilta, bet bloks irgi jaučias, kad pašilo, tai pažiūrėsim, kaip čia ta žiema užklopa netikėtai. Nu beveik. Aišku, gali ilgiau pasišildyti, bet gerai pusvalandis, negu iš vis nieko. Šiemet kukurūzą ne tik buliai gaun, bet ir iš tikrųjų gerą darbą atliekam. Visą žiemą labai gerai les paukščiai. Tai manau, prisidedam ir prie gamtos gerbuvę. Visą žiemą ar prie plyno, kukurūzas, kur sudėts, ta prasme, nusikabini, nusivalai gražiai, važiuoji pro šalį dienos laikė, paukščiukai taip gražiai les viską skleid, prie bulių irgi. Ryte suskleidžiau, sušlaviau, dabar atvažiuoju, buliai kiek suėdu, kiek spėjo paukščiukai skleisti, tai taip gražiai per visą šėrimą taką. Šiandien ryts pasitika su -11, tai jau tai biški vėsoka. Buliukai, kaip mėgstu sakyti, guli kaip katiniukai šiauduosim, bet kadangi girdykla ir labiausiai ant lauką, tai reikia pasižiūrėti, tai jūs biški pabūkė čia. Nu va, galime eiti toliau sykiu. Meškienai. Su girdykla viskas gerai. Pasiteisinęs dalyks tikrai. Vos ne ant lauką, kad tik tais vėją negaun. Nu, bet svarbu gerai visus, sakykim, visą davedimą iki girdyklų pasidaryti, nes ten tai tikrai gali užšalti. Palikau ėdančius. Ryte vėl tebėd. Bet gerai. Tegu jie tegaug. Reikia dar pasižiūrėti vieną girdyklą, nes būdavo šilti orai visą čia žiemą, neįdėjom burbulą. Kažkas dabar daros. Lasukom čia dabar dagauti. Praveršakį. Biški tiklet susidėjęs, bet reikėtų burbulą įdėti. Nes dabar tokie šalčiai, kad paskui neprisižaisti. Niekas nepasikeitė, kai visko yra ilgai nesitrunka. Plius dėl ko da yra labai smagu, kai šeras kukurūzas, tai su šiupeliu primeti staigiai, nei sunkiai pešti nieko. O susidomėjams ir ėdamums matos. Labai geras, tai iš tikrųjų, kas svarstot, verta sėti, nesėti ir panašiai, tai su kukurūzu tikrai 10 balų ir jau ne kitam, o jau šiam metui
plotą didinsiu. Nu gerai, mašinai šilčiau šnekėti. Tai kas dar dėl kukurūzą, kaip ir buvau jau čia minėjęs anksčiau, pirmam bandymui sėjau 3 hektarus. Šiaip atrodė tas plots kaip ir nedidelis, palei tonažą, skaičiuojant, jeigu viskas gerai, atrodė daug ir iš tikrųjų susidėjo nemažas kaups. Nemažas kaups susidėjo, viskas gerai, kad ir be dalytuvo šeras ėdi labai gerai. Tai kaip skau vienas minusas, pradėjai baiginėtis, tai iš tikrųjų dabar tie, kur dabar rodžiau, jie turi išvažiuoti apie kovo mėnesį, tai kai jiem nenutrūktų kukurūzas, tai yra bendrai visą paėmus yra sumažinta, kad iki pat furgoną nepasikeistų pašars, tai dėl to, kaip ir sakau, bus numatyta kažkur apie 5 hektarai. Ne visai dvigubai daugiau, bet turėtų kažkiek daugiau susidėti, kad bent užtektų per tą šėrimo sezoną. Nes kai susidėjo tas kaupsiu, atrodė, kad čia užteks iki kitą derliaus, bet pasirodo ne. Tai vat vien dėl to yra didinama, nes jaučiasi ir ant buliukų priesvorių, ir ant viso to riebumą žiūrinti juos, tai iš tikrųjų, kaip sakau, kas svarstot, tai šiemet tie metai, kai turą tikrai tai padaryti ir pasėti tą kukurūzą, tai tikrai nesigailėsit. Tai ką, kai vis laik susitinkam šeštadienį, darbadienį, aišku, jau paskutiniu laiku tos visas dienos kaip ir darbadieniai, tai šiandien dabiški filmuosiu, nes kaip ir standartiniai darbai, veršiukų reikia parvežti, tokių biški, kaip sakant, smulkių tų judesių yra, tai dar filmuoju ir jau reikia montuoti video. Tai jeigu jau iki čia žiūrėjot, dar pažiūrėkit šios dienos darbus, tada palaikinkit, paprenumeruokit ir galite užduoti klausimą. Nu, labai skanus šienas, dar su galva palinksėjai. Pašarai pristumdyti, lekiam prie kitų darbų. Variau apsikeisti baltą į šieną rulonus, nes patys šieną didiesiam buliam turam, bet tikrai gavos nevykęs ir mažiukam parvežus ten nuo 3-5 parų šerti, tai tikrai ne. Tai, kaip sakant, apsikeitėm ir užteks kuriam laiku. Bet sakau, čia šiaip gaunas tas toks kaip tyčia, nes jau šiemet pasirinkom pievą, kur yra atsieta įsėlis, ta prasme, musė gal buvo 2-3 metai, jau čia gal būtų veršiukam gerą šieną, kad ne kokias daugiametės visą kitą. Iki pat šiol atsimenu, su sekmadienį davė 15 kokį minučių lietaus, vis kiaurai šlapė. Kitą dieną vartėm, nebuvo galimybės toliau belaukti, nes kaip ir lietų vėl rodė, toks atrodė kaip ir sausas, bet kaip ir atsileidęs, nu va toks gavus. Tai pats rulono viršus toks kaip ir balts pelėsis, kaip ir gavęs pertekti į gylį, į ruloną vidų yra, sakykime, gražesnis. Tai didiesiam buliam ten kiek biški nusimet, susigreika, toliau gersta šien, sakykime, toks, kad ir nelabai, bet, sakykime, gerstai ir susiję. Nu, o kaip ir sakiau, didesniai buliukai gaus šieną, tuo biški prastesnė. Nėra, kad būtų jis visai blogs, bet turta tokį dulkėjimą yra sukibęs, tai kaip ir minėjau, geriau sušerti didesniem, o mažiukam turbūt poniškas sąlygas. Mažas projektas baigts, kaip sakant, biški rekonstrukcijas, 4 vienutės padarytas, gardukai, kiekvienam standartiškai kombikormai, vandeniui. Ir tie kaivo paskutiniai naujokai. Tai standartiškai su kolega, kuris nenori filmuotis. Dėkui, kad žiūrat, laikinat, prenumeruojat ir iki sekančio video.